Arba kažkas mano laiptinėje labai nemoka ruošti maisto. Arba aš gyvenu vienoje laiptinėje su Romų Kalanta. Galvoju, čia buvo žoskai, aš mačiau dar Grigriemą ir Bulio reklamai. Jiems nelabai pasisekė. Aš jau pradėjau rašyti scenarijus per vasarą praėjusią ir rudenį šiek tiek. Ir parašiau tokį kaip ir serialo projektą apie paauglystę, apie brendimo sunkumus ir taip toliau. Pavadinau Mano mylimas riešė. Bet paskui sužinau, kad LNK startavo žiauriai panašių pavadinimų kitas serialas, nesusijęs dėl tos nešimčio į stalčių. Bet ne tik apie riešus. Pagaliau pradėjau su merginom bendrauti, patiko labai. Na, gal ne viskas. Bet padariau dvi šiaip klaidas, kurias norėčiau jums papasakoti ir kurių jūs niekad nedarykit gyvenime. Kaip man nepavyko, tai visų pirma, jinai, mes kažkaip, nežinau, darėm kažką, ką aš vadinau mylėjimusi. Ir jinai sako, kaip aš tavęs noriu, sakiau, tik visos taip sako. Bet pagrindinė klaida, dėl kurios aš vėl esu kaip ir vienas čia ant scenos, tai vėlgi vyko tas vadinamasis seksas ir jinai sako, oho, koks tu didelis. Aš nenorėjau nemandagus pasirodyti. Pati irgi visai nemaža. Kalbant apie nemažus žmonės, tai norėčiau visai netrukus pakviesti vieną žmogų, kuris seksualiausio lietuvių rinkimuose Delfi portale nusileido tik Raigardui Tautkui. Aš galvoju, kas gali būti blogiau. Bet gal pats papasakos Justinas. Labas vakaras. Sveiki šiauliai. Aš tik tai teisybės dėlei noriu pasakyti, kad aš Šiauliams nors ir labai simpatizuoju, nes Lietuvos rytas su jais žais tik tai finale. Visgi aš pastebiu tokių didelių skirtumų tarp Šiaulių ir Vilniaus, tarkime. Jūs kalbate taip pat, bet yra esminiai terminų skirtumai, ne? Tarkime, žodis pydaras Šiauliuose reiškia girtas NATO kareivis. Vilniuje tai reiškia Petras Gražulis. Mažytis skirtumas, bet mielas. Va, kalbėjo Paulius apie čigonus. Aš prisimenu, mes su draugu vienu ėjome rinkti dovanų visokių kalėdinių. Šia visai neseniai ir mes užėjome tokią parduotuvę, kur buvo absoliučiai visų dedikacijų. Reiškia, dalykai, tenais vokalai, mylimam tėvelį, visi supras, alkoholikų išeina. Puodelis arbatai, mylimai močiutei. Po to tenais dar kažkas, tai tenais ir ten gerbiamam direktoriui, Agniai, Pauliui, Gintariai, viską. Ir mes sakome, jūs turite dedikacijų absoliučiai viskam. Ar jūs turite kokių nors įdomių dedikacijų, tarkime, ar jūs turite dedikaciją kokią nors, pavyzdžiui, mylimam čigonų bendruomenės pirmininkui? Sako, jo, turėjom, bet vakar pavogė. Va, ir man tas pasakojo apie ką jisai matė per televizorių. Mano pats mėgstamiausias nutikimas televizijoje tai buvo tada, kai rodė tą bičą, kuris mėgdavo kapoti ir po to virti savo žmonas. Ir po to, kai jį jau pagavo, man labai patiko jo argumentacija tokia, kai jo sako, tai jūs manote, kad jūs pagautas čia buvote, nes jį pagavo verdant jau žmoną. Ir į puodus sudėta žmona, reiškia, jau verdant jį pagavo policija kaip tik. Nu, kaip ir pakankami įkalčiai, kad kažką tai pasodinta, ne? Kaip ir, bet jis turėjo savo nuomonę. Jis sakė, nu tai kartinais teisme, niekartinais visi meluoja. Sako, va, tai sako, pasakė, kad tenais buvo 28 šmotai. Nu tai iš kur tenais 28 bus? Va, žiūrėk, va, nu čia tarkime, va, yra vienas, 4, ne, tarkime, šičia abie rankos, tai 4 šmotai, šičia
po to papai dar 8, šičia kojos, nu 14, nu daugiau niekaip nepriskaičiavo, čia 28 priskaičiavo. Ne, bet jisai sėdė, viskas tvarkoja. Mes rytoj važiuosime į Marijampolę. Aš Marijampolį pabandysiu susirasti žmogų vieną, kuris man yra labai brangus, kurį aš kažkada tai susitikau Vilniaus Akropolyje. Ir mes dabar kaip tik mašinoje važiuodami kalbėjome apie tai, kad yra tokia nauja parduotuvė Prizma, kuri yra vienintelė Lietuvoje Oze Vilniuje ir jau yra labai neoriginali reklama. Kaip nes yra? Prizma, viskas. Čia visai yra reklama. Prizma. Pirkite. Aš labai ieškau bičo, kurį aš vieną kartą susitikau Akropolyje, kuris akivaizdžiai atvažiavęs buvo iš Marijampolės, kad jį būtent įtraukti į Prizmos reklamą ir taip labai pagyvintų. Nes Akropolyje, aš nežinau, galbūt jau girdėjote, buvo toksai bičas, kuris būtent mes vaikščiam po Akropolį ir jis ėjo iš Paskos mūsų ir jis buvo iš tų autobusų, kurie buvo atvežti į Akropolį. Ekskursijos po Akropolį. Ir jis taip ėjo ir taip žvalgėsi, sako, ale, kurva, kokie dideliai krauduriai. Va čia reklama, čia suprantu. Va, bet... Jo, mes pravažiavome kaip tik Šiauliuose, labai gerą alkoholio parduotuvę, kuri dirba visą parą. Turbūt žinote, vadinasi viskas elektrikams. Va. Man tas labai daug kalbėjo apie savimilas, tos kurie. Tai, jo, yra viena gera taisyklė. Jeigu ateini prie kažkokio tai kompo, tarkime, interneto kavinėje ir pamatai perlę kairiai vietoj, tai reiškia, kad prie klaviatūros geriau nesivietis. Tai dėl to aš po tėvo niekada nebendau prie klaviatūros. Jo, buvo... Jo, dar aš nežinau netgi kaip čia pradėti. Mano, kai pradėjau apie tėtį, mano tėtis dažnai, jo svajonė kažkada tai buvo išgarsėti ir būti jau tipo tenais visokių garsių. Ir jis dabar kaip ir jau, kai aš jau patekau į televizorių, jisai bando man vis pasiūlyti kažkokių tai idėjų, kas aš galėčiau panaudoti. Ir aš jam 100 kartų sakau, tėtė, aš nepasakoju anekdotą ant scenos, man tai yra... Nors vėlgi, man tai buvo vienas geras anekdotas. Prisimeni man tai, kur tu pasakoji anekdotą, kur kada pirmą kartą sužinojo, kad Duncanas MacLeodas yra nemirtingas. Po 3 aborto. Čia man tai. Bet mano tėtis irgi bando man vis kažkokių taip pateikti. Gal čia pabandyk tą, gal čia pabandyk tą. Jisai visą laiką tokį keistą formą tą daro ir aš atsakau, tėti. Aš nepasakoju anekdotą, bet jisai. Bet ne, bet tu paklausyk. Yra, tipo, nu va žiūrėk, pavyzdžiui, yra toksai anekdotas, nu kaip anekdotas, nu kaip ir tokia istorija, internete perskaičiau. Ir žodžiu, tipo, tenais, ir jis visą laiką, jam atrodo, kad kai pasakoja jis kažkokį tai anekdotą labai padeda, kai jisai keikėsi, aš nežinau kodėl, jisai, ble, atvažiuoja, tipo, ten, nu, ble, amerikonas, nakui, tipo, ble, į Rusiją atvažiuoja, ble, ir, tipo, išlipa iš lėktuvų, tipo, tipo, ble, aš amerikonas, ir, tipo, prieina prie gazirovkės, ble, žiūriu, gazirovkės, zaimė, žinai, tipo, ble, 5 kopeikas, žinai, ble, įmetu tas 5 kopeikas, ble, nieko neduoda, žinai, žinai, ble, tada dar 5 kopeikas, tipo, ble, įmeta, nakui, ble, nieko neduoda, dar 5 kopeikas, nichuja, ble. Po 2 metų Amerikoje atsirado lošimo aparatai. Nu taip, ble, rusiškai geriau skamba, bet tu pamanykai. Visą Lietuvą sukrėtęs pedofilijos skandalas. Aš neturiu pabaigos, čia visas baimės. Buvo blogai iš tiesų, kai atsitiko tas pedofilijos skandalas, aš nenoriu jokių pusių, žodžiu, aš nenoriu rinktis vienos pusės, nes jau žiniasklaida per daug yra eskalavusi šitą visą reikalą, nes jau kiekvieną